Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus praėjusį trečiadienį organizavo 3. Dzūkijos partizanų dainų festivalį Sušaudytos dainos. Atgimimo vidurinės mokyklos salėje susirinko visi neabejingi Lietuvos istorijai ir savo dainomis gyvai liudijo apie laisvės kovas, kančias, pralaimėjimus ir pergales. Festivalio organizatoriai džiaugiasi, kad į renginį susirinko daug dalyvių iš įvairiausių Lietuvos vietų. Šis festivalis man jau tenka organizuoti 2. kartą ir buvo labai malonu ruoštis tam festivaliui, todėl kad mūsų festivalis tiesiog įgavo tokį pagreitį, kad daugiau ne tik tais mūsų miesto mokyklos dalyvauja, tremtinių choras, bet dalyvauja ir aplinkinių miestų. Tai Merkinės šiemet matysim Vinco Krėvės gimnazijos mokyklos mokytoją su savo mokinę. Turime svečių, 2. kartą mūsų festivaliai dalyvauja mokytoja Nina Damonytė iš Alytaus. Taip pat turim šalčininkų kolektyvą, labai įdomu, pamatysim, mokytoja tikrai labai nuoširdžiai sutiko dalyvauti. Ir taip pat Vilniaus Pranciškaus Skorinos mokyklos mokiniai su mokytoja Valentina Kovalčiuk, kuri jau taip pat 2. kartą dalyvauja. Tikiuosi, kad festivalis labai laukiame, jo ruošiamės ir jaunimui, ir mums visiems tai yra iš tikrųjų labai reikalingas. Tas toks bendras padainavimas, prisiminimas tų labai gražių paliestų dainų, kurios skamba mūsų tėvų, senelių lūpose. O dabar tai mes girdime, kad tai su malonumu dainuoja ir mokiniai. Dzūkijos partizanų dainų festivalis Sušaudytos dainos sulaukė ir garbės svečių, buvusių partizanų bei jų giminaičių, kurie savo atmintyje tądien atgaivino praeities įvykius. Vienas iš jų, buvęs partizanas Juozas Jakavonis, pravarde Tigras, džiaugiasi, kad Druskininkuose yra organizuojamas toks festivalis. Tai čia jūs dėka, jaunųjų, ačiū Dievui, kad paliko, kaip sako, dvasia pasimis tą mūsų dvasią, kur mes buvom irgi tokie patys kaip jūs, kovojom už laisvę ir mes galvojom, ar prisimins mus, bet ačiū Dievui, jūs dėka jaunųjų, kad tą renginius darote ir mes esam laimingi, kurie čia esam dar likę gyvi. O mūsų jau mažėjose likę. Aš esu, kur dirbau su Ramanausku Vanagu ir su pulkininku Kazimieraičiu Zavitku, esu vienintelis likęs gyvas iš tų. Ir liudijo daugam, kaip televizijom, ypač pas mane atvažiuoja, kadangi yra štabo bunkeris atkurtas. Atsilanko daug svečių iš užsienio, iš Amerikos, iš Anglijos, studentai dabar neseniai buvo atvažiavę. Taip, kad ačiū Dievui, kad jūs rengėte tokius suėjimus ir pasikalbėjimus, kol mes esam gyvi. Anot organizatorių, partizanų dainų festivalio tikslas pagerbti buvusius Lietuvos kovotojus už laisvę, taip pat supažindinti jaunimą su šalies istorija ir skiepyti meilę bei pilietinę pareigą tėvynei.